Pinigas tas yra, nu, kaip pasakyti, jūrinis. Jūri, sulaužė, ne? Sulaužė. Paprasta plūdė, ne? Čia ne plūdė. A, švynas, aš galvoju, čia plūdė. A, švyno galbūt. Čia kaip dugninė gaunasi, ne? Baba ir viskas. Nu, neslenksta. Neleidė į dugną, neleidė. Neleidė? Į vidurį vandens. Jeigu 15 metrų žvejoji, tai kažkur 10 nuleidė, 7 nuleidė. Tiesiog nuvaldės, ne? Ir matai galūnę, kada pradeda kirtis, pradeda tempt galūnę, juda ir kirtin. Nu tai čia jo, aš manau, tokie arba dar mažesnis vis tiek jisai patyros dublę burną, jo pilnai. Bliambaški. Bet tai vis tiek bliamba. Su šituo jam vis tiek čia praktiškai lydeka turėtų eiti. Juozai, kiek tavo ta meškerėlė yra metrų? Ką? Kiek metrų ta meškerėlė? 7 metrai. Kokie 7? Šitą metrą kabliukas buvo 0,10. 1,80 Ne, m. gerai. Kas turim meškerėlės, kurios yra... 2,40 va tik dėjom, tai va. 10 comų Toks atstumas, nu, liko. Dar liko, ne? 2,30 ilgis jau. Nu, metras 80. Pinigas mano 2,70. Va. O tai ką, mano tas elektroninis neneša jau, ne? Svarstyklės jūs neneša jau? Ne. 50 comų atmetų. Eik, tu savo. 70 ir 50. 50. Tu nafik. Rolandai, Eik, o praktiškai mano kivulis čia tilptų. Nepaleiskit. nepaleisiu. Ne. Nežimsim. Kolą reikia pririšti, ką? Ačiū žmogui, kuris leido pasifotografuoti bent jau prie tokios žuvies. Kriukė, kaip parcas. Žmogui tai čia respekt jo galbūt, nežinau, galbūt irgi yra gyvenime didesnių pagavęs, bet... Bekonas iki 110 kg. Nu tai vo, bekonas, paršas, kaip reikalas. Gal visiems ir kibimai tai pakėlė, žiūrėk. Visiems pokui. Kad šitam telkiny tokių žuvų yra, tai aš negalvoju. Žiemą žvejojam, bet tai blemba. Įsivaizduok žiemą ant žiemenukės, jeigu skirtų. Aha. Kiek skelių reikia Nors jeigu netgi už plovnyko užkabinsi žyminį tik piks, ai, turbūt lydeka nukirtų. Gerai, žmogui reikia padėti pakrauti, kol važiuoja.